Kuris apie Sabatausko tinkamumą būti teisėjų stažo neturi nei vienos dienos. Tai čia apie Sabatausko paskirimą Konstitucinio teismo teisėjų. Kuris. Vėl nusikelsime į Seimą, vėl pasikalbėsime apie tai, kas neduoda ramybės Seimo opozicijai, turbūt taip galima pasakyti, o jai ramybės jau ne vieną savaitę, tiesą sakant, neduoda tai, kad Julius Sabatauskas iš pradžių buvo siūlomas į Konstitucinio teismo teisėjus, o vėliau galiausiai ir paskirtas Konstitucinio teismo teisėjų, tiesa ne iš karto, jis turėtų pradėti savo teisėjo karjerą nuo pavasario, bet ar tai įvyks mes dar pamatysime, todėl kad opozicija kreipėsi į Konstitucinį teismą ir prašo išaiškinti, ar Juliaus Sabatausko turima patirtis atitinka teisėjams taikomus reikalavimus. Čia ir buvo esminis klausimas, apie ką kalbėjo politikai, kurie nesutinka su Juliaus Sabatausko kandidatūra. Tai apie tai mes šiandieną pasikalbėsime apie visą šią situaciją ir kaip jinai gali išsirutulioti su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Vilniaus universiteto profesoriumi Egidijumi Kūriu. Sveiki. Sveiki. Pone Kūri, tai esminis klausimas turbūt čia būtų, kurie aš jau kitiems žmonėms šioje laidoje esu uždavinėjęs, ar jūsų manimų pono Sabatausko ta patirtis atitinka keliamus reikalavimus Konstitucinio teismo teisėjui? Aš manau, kad netitinka, tik aš vartočiau žodį ne patirtis, o stažas. Jisai gali turėti pačią geriausią patirtį, ar jisai, ar bet kuris kitas žmogus gali turėti pačią geriausią patirtį, bet yra formalus reikalavimas. 10 metų teisinio darbo stažo arba mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę. Tai Julius Sabatauskas, jeigu aš teisingai suprantu, tokio stažo neturi nei vienos dienos. Bet, na, čia buvo aiškinama, ar ne, kad Seime darbas yra vis tiek su teisės aktais, kad žmogus yra buvęs ne vieną kartą Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku arba nariu. Tai čia negalima užskaityti kaip, na, teisinio darbo. Tipo, tam, kad įgautum teisės, tu turi turėti, žinai, stažą vairuoti ten, nežinau, kažkokį tokį. Ir tada ateina mokinys 6 metų darželį. Žiūrėkit, aš žaidžiu su Lego apvaliais. Jie kaip ratai. Tai ar galim užskaityti, tarsi aš vairavęs tipo stažą, tipo, ne. Tai, kad šalia yra dokumentų ar kažką tu netlikai darbo teisinio, ko reikalauja. Stažo ar patirties. Tai pas mus daug ką įmanoma užskaityti. Kartais įmama nei iš jo, nei iš to užskaitoma po 10 balų abiturientams. Čia jokio užskaitimo būti negali. Yra formalus konstitucijos reikalavimas. O teisinis darbas, kaip aš nekartą jau įvairiom progom esu minėjęs, teisinis darbas yra toks, kai reikia teisininko išsilavinimo. Tai yra aukštojo universitetinio, visaverčio aukštojo universitetinio teisininko išsilavinimo. Seimo nariai tokio reikalavimo nėra nustatyta. Seimo nariais gali būti žmonės su bet kokiu išsilavinimu ar netgi, jeigu taip atsitiktų, netgi be jokio išsilavinimo. Jeigu jos žmonės išrenka, jie yra Seimo nariai. Ir jie, būdami Seime, gali iš tikrųjų tapti visiškai išmanančiais kai kuriuos teisės dalykus, o gal ir apskaitai neblogai išmanančiais teisę, bet vis tiek jie to reikalavimo neatitinka. Aš galiu priminti, kad yra buvę, kad teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovaudavo, pirmininkaudavo apskaitai neteisininkas. Prisiminkime amžinatilsį profesorių Sakalą. Jis buvo fizikas, bet pirmininkavo šitam komitetui. Ar mes tada sakysim, kad tai yra teisinio darbo stažas? Ar vakarykštę laidą žiūrėsi Elryto Paleckis, Žemaitaitis, Maldeikis? Ne, neketinu liktais. O tai gerai, ar galit jūs dabar nupasakoti, kaip... Aš darbo kodeksą kasdien atsiverčiu, galėsiu būti Konstitucinio teismo teisėjų gal? Ne, geriau yra, aš žiūriu kasdieną tą, kaip tas, JCS, Criminal Investigation, tas JCS, Criminal Psychology, ar galit užskaityti, aš kasdien, aš pažiūrėjęs ten, žinai, 5000 valandų JCS video, aš galiu būti tardytoju, tipo. Toliau tada iš esmės turėtų klostytis visa šita situacija. Klausimas, kas daugiau teisinės patirties turi? Seimo narys, kuris dirba 10 metų, ar kalinys, kuris sėdi 10 metų? True! Iš tikro true!
10 metų valantas Seimo koridorius žmogus. Tai čia skaitosi, kad 10 metų patirtis Seime, kaip suprantu, į ministrus pirmininkus kandidatas pas socdemus būtų? True. Opozicija kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašo išaiškinti šiuos dalykus. Kaip toliau atrodo visa šita procedūra? Opozicija laukia, kol bus priimtas Seimo nutarimas dėl Juliaus Sabatausko paskyrimo. Iki tol jinai negalėjo kreiptis į Konstitucinį teismą, bent jau dėl Juliaus Sabatausko. Galbūt jin galėjo kreiptis dėl kokio nors ankstesnio nutarimo išaiškinimo ir taip toliau, bet čia kas būtų, jeigu būtų. Čia iš tos serijos. O sulaukusi Seimo nutarimo, jinai aišku surašė prašymą, aš nesu to prašymo matęs, tai nežinau, kaip jisai atrodo, maždaug galiu spėti, kokie dalykai ten galėtų būti surašyti. Ir tada jinai surinko parašus, reikia 29 parašų, kiek aš šiandien mačiau žiniasklaidoje, jis surinko šiek tiek daugiau ir teikia tą prašymą Konstituciniam teismui. Aš nežinau, ar jie jau pateikė, ar pateiks artimiausių metų, bet čia yra poros dienų klausimus tikriausiai. Tada Konstitucinis teismas sprendžia, ar prašymas atitinka formalius reikalavimus. Na, aš manau, kad šitokį prašymą surašyti yra labai lengva ir nelabai įsivaizduoju, kad galėtų būti prašymas atmestas dėl kokių nors formalių dalykų. Vadinasi, prašymas tikriausiai bus priimtas. Jeigu prašymas bus priimtas, tai bus nagrinėjama byla ir va čia prasideda įdomieji dalykai. Aš manau, kad šita byla turėtų būti nagrinėjama neeilės tvarka. Ir paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad, kaip paprastai būna, kas 3 metai, kai vyksta teisėjų rotacija, tai yra paskiriamas teisėjas, tada tik anksčiau tas teisėjas būdavo paskiriamas iš karto prieš kadencijos pradžią, o šiemet Seimas padarė visai neblogą Konstitucinio teismo įstatymo pataisą, pagal kurią tas paskirimas įvyksta anksčiau. Tai dabar dar yra pakankamai daug laiko iki to kovo mėnesio, atrodo 19 ar 8 ar 20 dienos, reiktų pasitikslinti. Tai yra pakankamai daug laiko ir Konstitucinis teismas turi laiko išnagrinėti tą bylą. Jeigu, kai vyksta rotacija, paprastai kas vyksta? Ateina kas nors iš Konstitucinio teismo į Seimą, pasveikina tą naujai prisiekusi teisėją, įteikia jam gėlių. Kitą dieną Konstitucinėme teisme būna pirmoji tų naujųjų teisėjų darbo diena ir kitą dieną Konstitucinėme teisme būna nedidelė ceremonija, kurioje kartais dalyvauja ir kitų valdžios šakų atstovai, galbūt Seimo pirmininkas, kartais net Respublikos prezidentas. Jeigu aš per gyvenimą daug piknikų dariau, rengiau tiesiog piknikus, ar aš turiu stažą aplinkos apsaugos ministrų būt, pavyzdžiui? Arba jeigu aš kieme tiesiog šiaip daug buvau. Arba jeigu žolę daug rūkėjai, ar gali būti aplinkos apsaugos ministrų, nes, žolės. Ar šito miškų urėdijos ten kažkokiu gali būti? Gali ateiti. Gerai, ir tada tiems teisėjams yra įteikiamas teisėjo ženklas, teisėjo mantija. Tai ar mes įsivaizduojam, kad šitokia procedūra, šitokia ceremonija galėtų įvykti, o paskui jau teismas spręstų, ar vienas iš jų, kurį jie čia pat pasveikino, kad jisai gali būti teisėjas. Ne, man atrodo, kad čia sveikas protas reikalauja, kad šitas klausimas būtų išspręstas anksčiau. Dėl to aš manau, kad šita byla turėtų būti išnagrinėta kaip galima greičiau. Manau, kad jeigu Konstitucinėme teisme nebus kokių nors trikdžių, tai gali būti išnagrinėta iki naujųjų metų. O tai gerai, jeigu šita byla yra išnagrinėjama anksčiau, negu kad Julius Sabatauskas tampa jau oficialiai Konstitucinio teismo teisėjų, ar ne? Ir sakykime, kad tas išaiškinimas yra toks, kokį ir jūs sakote, kad iš esmės Julius Sabatauskas neatitinka teisėjams taikomų reikalavimų. Aš Julius Sabatauską 2 kartus mačiau, kaip Seime kalba, abu 2 kartus 1.5 greičių žiūrint, jis belenkai plėtai sakinį pasako, neaišku, apie ką jis ten masto, man šiaip pasirodė toks kažkoks neaiškus. Apie jo kompetencijas kitą vertus, ar jų nebuvimą, tai ar stažų nebuvimą, tai aš girdėjau, kaip žmonės atsiliepia, kad ten nesusipratimas visiškas kažkoks. Tai kaip suprantantis, bet aš nesigilinu smarkiai, bet kaip suprantu, tai yra didelė tokia tarsi dėmė
Ir iš tikrųjų, dar tokių kelis padarai ir tada tikrai pradėjo abejoti konstituciniu teismu, nes maždaug what the fuck is happening, tokie tipo. Kas tada? Tai ar tai automatiškai jau reiškia, kad Seimo tas sprendimas ir galiausiai ir balsavimas dėl Juliaus Sabatausko kandidatūros jis nebegalioja ir Julius Sabatauskas nebegali eiti konstitucinio teismo teisėjo pareigų? Ar kažkaip kitaip atrodo tada visa šita situacija? Vienareikšmiškai taip, Julius Sabatauskas tokiu atveju negalėtų tapti teisėju. Čia nėra klausimo ir Seimas turėtų skirti kitą teisėją. Seimo pirmininkas turėtų teikti kitą kandidatūrą. Čia yra jo pasirinkimas, jo vieno pasirinkimas, ne frakcijos, ne kaip aš sakau, grupės draugų, bet jo pasirinkimas. Jisai teiktų tą kandidatūrą, įvyktų normali procedūra, svarstymas ir taip toliau. Problema galbūt būtų ta, kad tuo metu sausį, vasarį ir dalį kovo Seimas neturėtų sesijų. Vadinasi, ir pats Konstitucinis teismas turėtų būti suinteresuotas, kaip galima greičiau išnagrinėti tą bylą, kad tas kitas kandidatas dar galėtų būti pateiktas gruodžio mėnesį ir būtų galima pradėti jo svarstymo procedūrą. Bet žinot, čia tokie dalykai reiškia ar savaitę anksčiau ar vėliau, tai čia priklauso nuo daugybės veiksnių. Čia tokie praktiniai dalykai, čia teisininkas nelabai ką turi pakomentuoti. Bet Julius Sabatauskas tikrai negalėtų pradėti šito darbo. Ir šia prasme yra iš tikrųjų gerai, kad buvo padaryta ta Konstitucinio teismo įstatymo pataisa, beje, ją inicijavo pats Julius Sabatauskas, kad būtų šiemet ir ateityje, kad ta paskirimo procedūra būtų ankstesnė, nes praeitį mes matėme, jog būdavo taip, kad teisėjas yra nepaskiriamas ir čia pat baigėsi ankstesnių teisėjų kadencija, tai tie ankstesnieji teisėjai irgi būdavo tokie pakabinti truputėlį, jie turėdavo eiti jau nebe savo, bet kito, to būsimo dar nepaskirto teisėjo pareigas, jie jas eidavo ir kartais būdavo, kad tai užtrukdavo. Tai dabar yra pakankamai laiko paskirti dar ir kitą asmenį į šitas pareigas, kurios turėtų atsilaisvinti, kai Konstitucinis teismas pripažins, kad Julius Sabatauskas neatitinka reikalavimų. Aš manau, kad Konstitucinis teismas, jeigu Lietuvoje dar yra nors kiek tos konstitucijos likę, tai Konstitucinis teismas tiesiog negali priimti kitokio sprendimo. Na tai jūs turite vieną nuomonę, mes čia galime aišku girdėti ir kitų nuomonių, kurie tikina, kad Julius Sabatauskas atitinka tos reikalavimus. Kaip jūs... Aš girdėjau tas nuomonės, geras vyras, tai vadinasi geras vyras. Senais laikais buvo tokia savoka, geras vyras. Tai geriems vyrams kartais galima pritempti Konstituciją prie jų. Tai vat, aš ir noriu paklausti, tam, kad nebūtų tokių, kaip jūs sakote, pritempinėjimų, kaip jūs manote, ar būtų, sakykime, įmanoma kažkaip susiaurinti dar tos reikalavimus, sukonkretinti juos, kad apskritai diskusijos apie tai, vat, kokia yra dabar, kad jos net nebūtų, kad visiems viskas būtų aišku. Ar čia nėra tokios išeities? Kad viskas yra aišku. Konstitucijoje 103 straipsnį juodo ant balto parašyta 10 metų teisinio darbo stažo. Klausimas yra, kaip mes suprantam savoką teisinis darbas. Lygi šiol visą laiką, per 33 metus, kol galiojo Konstitucija, buvo suprantama tik tai taip, kaip aš. Bet atėjo socdemai dabar ir žodžiai yra suprantami kitaip. Kaip apologetikas socdemai užsiminėja, žodžiai belenką reiškia. Aš sakau, kad teisinis darbas yra toks, kai reikalingas visavertis universitetinis teisininkų išsilavinimas, bent jau pretenduojant į Konstitucinį teismą. Ir kitokios sampratos nebuvo. Dabar bandoma tą kitokią sampratą kažkaip tai prakišti, iškišti, pritempti prie Juliaus Sabatausko. Kol nebuvo šitos situacijos, nieks nebandė tos kitos sampratos siūlyti. Niekam net į galvą neatėjo. Visi kiti žmonės, kurie ateidavo į Konstitucinį teismą, kartais iš politikos, jie visi turėjo mažiausiai 10 metų teisinio darbo stažą pagal tą sampratą, kurią aš dabar sakau ir kuri yra konstitucinė samprata. Jeigu kas nors nori pritempinėti, tai jų valia. Pas mus dažnai būna kas nors prie ko nors pritempinėjama. Bet yra konstitucija, kurią reikia gerbti.
Na, buvo praėjusioje kadencijoje pasipiktinimo dėl Stasio Šedbaro konservatoriaus paskirimo, ten vėlgi keltas tas politinio atšalimo klausimas ir panašiai, bet ten bent jau viskas buvo aišku dėl to, ar atitinka reikalavimus ar netitinka. Aš iškart norėčiau, jeigu galiu įsiterpti, jūs labai teisingai pasakėte, aš iškart noriu pasakyti, kad čia yra du skirtingi klausimai ir jie labai dažnai yra suplakami viešojoje erdvėje įvairių komentatorių, įvairių nelabai įsigilinų žmonių į vieną, tarsi tai būtų vienas ir tas pats. Vienas dalykas yra klausimas, ar taip politizuojamas Konstitucinis teismas. Aš manau, kad taip, Konstitucinis teismas yra politizuojamas, bet Konstitucija tiesiogiai formaliai nedraudžia skirti politiko. Bet žinot, kaip kadaise sakė ar rašė Seneka, ko nedraudžia įstatymas, tą turi drausti sąžinė. Tai čia yra ta prasme, skirtumas tarp teisės ir moralės. Tai Šedbaro paskirimas, jis buvo žingsnis Konstitucinio teismo politizavimo linkme, bet formalūs reikalavimai buvo tie patys ir Šedbaras juos atitiko. Šedbaras turi 10 metų teisininko darbo stažą pagal teisininko specialybę. Jisai turi reikalaujamą išsilavinimą ir jisai yra ėjęs įvairias pareigas advokato, prokuroro, teisėjo ir taip toliau, dėl kurių teisinio pobūdžio nėra jokių abejonių. Bet, ponė Kūri, jūs ir kalbate apie politizavimą ir ar dabar yra politizuojamas tam tikra prasme Konstitucinis teismas ir jūs sakote, kad taip, tai ar tai būtų Juliaus Sabatausko ar Stasio Šedbaro atvejais, ar nebūtų racionalu galvoti apie tai, kad, galbūt reikėtų kažkaip drausti tą praktiką, kad galima į Konstitucinio teismo teisėjus siūlyti aktyvioje politikoje esantį žmogų? Aš manau, kad aš kažkuria prasme jau atsakiau į tą klausimą. Tai yra draudžiama, tik tai ne Konstitucijos ar įstatymų, tai draudžia sąžinė. Tai draudžia moralė. Jeigu mes neturime politinės moralės, tai tada toks politizavimas yra įmanomas. Taip, mes neturime. Jeigu mes norime kaip nors tą uždrausti įstatymų, tai toks įstatymas galėtų būti antikonstitucinis, kadangi to nedraudžia pati Konstitucija, vadinasi, reikėtų daryti Konstitucijos pataisą. Aš tiesiog sunkiai įsivaizduoju, man fantazijos trūksta įsivaizduoti, kad Seime atsirastų politinė valia, o jeigu ji ir atsirastų, tai kad atsirastų pakankamai balsų balsuoti už tokią Konstitucijos pataisą. Šiaip visai svarstytina idėja, bet man atrodo, kad ji visiškai nerealistiška. Tai aš kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar būtų galima, kai sąžinė neveikia, tai sąžinė kažkaip tai pagyvinti įstatymų, bet kaip ir jūs sakote, turbūt realybėje tai negalėtų virsti kūnų. Manau, kad nerealu. Taip. Šiandien tiek mūsų laidoje, ponė Kūri, ačiū Jums, kad prisijungėte, tai buvo... Ok, ir čia tada į tą temą būtent vakar, atrodo naujienos, jo vakar naujieną norėjau dar paskaityti kaip tik, tai... Jo, Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti opozicijos prašymą įvertinti Juliaus Sabatausko paskirimą Konstitucinio teismo teisėjų. Aš paskaičiau tik tą antraštę ir galvoju, o pats Julius Sabatauskas, kuris dabar yra Konstitucinio teismo teisėjas, paskyrė, tarkim, jeigu būtų, ar jis galėtų nagrinėti pačią jo? Konstitucinis teismas antradienį pranešė priėmęs nagrinėti grupės Seimo narių prašymą įvertinti parlamentaro Juliaus Sabatausko paskirimą Konstitucinio teismo teisėjų. Dėl to į Konstitucinį teismą kreipėsi parlamento opozicijai priklausantis politikai. Jų teigimu, spalio 21 dieną priimtas Seimo nutarimas dėl Sabatausko paskirimo Konstitucinio teismo teisėjų gali prieštarauti Konstitucijoje įtvirtintiems reikalavimams keliamiems šio teismo teisėjams. Pagrindinėme šalies įstatyme numatyta, jog teisėjas gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir nemažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybės stažą. Skundo autorių teigimu, Sabatauskas neturi 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybės stažo. Anot jų savoka teisinis darbas Konstitucinio teismo jurisprudencijoje vartojama, kai kalbama apie darbą pagal teisininko profesiją. Tai yra turint teisininko profesinę kvalifikaciją, suteikiama įgijus aukštai teisinį išsilavinimą. Skunde nurodoma, kad teisininko profesija neatsiejama nuo aukštojo teisinio išsilavinimo, o teisiniu darbu negali būti vadinamas darbas einant tokias pareigas ar verčiantis tokią veiklą, kuriams nėra būtina teisininko profesinė kvalifikacija.
Tuo metu Sabatauskas teisės magistro laipsnį įgijo 2003 metais ir nuo to laiko ėjo tik Seimo nario pareigas. Šioms nekeliamas reikalavimas turėti teisinį išsilavinimą. Asmuo turintis ilgametę Seimo nario patirtį ir Seimo nario kaip profesionalaus politiko darbo stažą negali būti laikomas turinčio teisinio darbo pagal teisininko specialybės stažą. Todėl Seimo 2025 metų spalio 21 dienos nutarimas, kurioje konstitucinio teismo teisėjo pareigas paskirtas asmuo turintis tik Seimo nario darbo stažą ir neturintis reikiamo teisinio darbo pagal teisininko specialybės stažą prieštarauja minėtoms Konstitucijos 3 straipsnio 3 dalies ir Konstitucinio teismo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Tipo, aš suprantu tą argumentą, bet čia labai silpnas argumentas ir aš labai tikiuosi, kad jis nesuveiks, nes tipo, aš net nežinau, kokį čia pavyzdį mano gameriams žiūrovams pasakyti. Tipo, jo, tu gal ir išmanai tą visai ir tu gal gaudais tą, bet stažas, kad būtum Konstitucinio teismo teisėjas, nu čia jau vienas aukščiausių pareigų, todėl reikia stažo, todėl ir labai griežtas reikalavimas, kad tu turėti stažą. Ne tiesiog išmanyti dalyką, bet tu actually turėti stažą, nes labai daug dalykų yra niuansai, kurie atsiranda tik kai tu tą praktikuoji, būtent tą dalyką. Ne šalia to dalyko, ne apie jį gal išmanai daug, bet tu būtent praktikuoji tą dalyką. Čia žinot, jeigu žaidži League of Legends, esi žaidėjas ir tada esi koks komentatorius, pavyzdžiui. Komentatorius gali iš tikro nemažai žinoti, kartais net daugiau žaidėjų žinoti. Bet jeigu tu tikrai norėtum kažką, nežinau, jeigu tu tikrai vertinu, kuris žaidėjas geresnis bus ar panašiai darytum, ten kažką tokio, tu vertinsi būtent stažą, kiek žmogus pražaidęs, ir kokius elo galų galia ten yra, nežinau, nes ta praktika tau iš tikro duoda labai svarbių niuansų, kurių tu niekaip nežinosi, nebent pats žaistum ir išmoktum jas. Dabar komentatorius gali daug kalbėti su žaidėjais ir jie jam papasakos, kas irgi teisybė. Vėlgi, tu gali daug išmanyti, bet reikalavimas yra turėti stažą. Nes, kažin, galbūt ta žaidėjas, kur tau papasakojo, jisai gal netaip gerai mokėjo perteikti. Tu pats turi turėti tą stažą, tu pats turi tą atlikti ir tu pats turi tos niuansus išmanyti pro darbą. Man atrodo, čia labai racionalus reikalavimas ir ne. Tai, kad tu gal išmanai, ar Seime su to susiduri, daug kalbėti išmanai, tu netitinki to reikalavimo. To, ko reikia iš to stažo, tu neįgavai, būdamas šalia. Tai ne, aš tikrai labai tikiuosi, kad čia kažkas iš to būsi, nes čia negali tai būti, blėt. Nes jo, tada Konstitucinio teismo sprendimai devalvuoja su kiekvienu tokiu paskirimu. Bet čia jo problema. Konstitucinis teismas atakuojamas iš įvairių ten pusių, kurį laiką, ten tokia dvikova, kaip suprantu. BNS rašė, kad spalio 21 dieną Seimas, kad teisėjas paskyrė Lietuvos aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką, vėlgi matė parlamentarą, buvusį socialdemokratą Sabatauską, politika žurnalistams yra sakęs, kad atitinka minėtą reikalavimą, nes vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybų sąraše bei kitų įrašyti ir Seimo nariai, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko Sabatausko kandidatūrą į Konstitucinio teismo teisėjus pateikė Seimo vadovas socialdemokratas Juozas Olekas, dėl to parlamentaras rugsėjį išstojo iš Lietuvos socialdemokratų partijos, Sabatauskas į Seimą renkamas nuo 2000-ųjų, Konstitucinį teismą sudaro 9 teisėjai, kas 3 metus jis atnaujinamas trečdaliu, spalį paskirti teisėjai, kas 3 metus, spalį paskirti teisėjai pareigas turėtų pradėti kovo mėnesį. Okay. Čia, kaip suprantu, tas pats apie tą patį, kad ten nagrinės Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti parlamentarų grupės. Jo, čia tas pats, okei. Man atrodo, čia buvo 2 skirtingi, bet jie realiai... Jo, čia buvo 2 skirtingi, bet tas pats. Gerai. Tiek trumpai apie tą... Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia.